Savijauta prasta, nes trūksta oro namuose? Pasikalbėkime. Eko2 šiluma. LED Vans. Apšvietimas ne tik profesionalams. Labas rytas, su jumis sveikinasi laida Statybų gidas. Visą praėjusį savaitgalį mūsų laidos kūrybinė grupė dirbo tradicinėje nemokamoje parodoje Supernamai. Ir laiko patikrinti sprendimai ir tos naujovės, kurios pritraukė ko gero daugiausia publikos dėmesio, dabar visą tai ne viename, o keliose reportažuose iš parodos. Nors vis daugiau mūsų kasdienio gyvenimo elementų nuo pandemijos laikų persikėlė į nuotolinę erdvę, gyvi susitikimai ir informacija iš pirmų lūpų lieka svarbia bendravimo ir sprendimų priėmimo dalimi. Todėl tradicinė paroda Supernamai, vėl vykusi parodų ir kongresų centre Litexpo, 3 dienas traukia lankytojus. Beveik 100 įmonių pristačiusių savo ir savo partnerių naujoves tikrai prisidėjo prie to, kad mūsų šalyje vis daugiau būstų šeimininkų galėtų pagrįstai pasakyti: mano namai yra super. O tas magiškas žodis super tinka įvairioms sritims. Sprendimas, kokios bus jūsų svajonių namo sienos, tikrai yra labai svarbus. Medžiagų įvairovė verčia gerokai pasukti galvą, kad priimtumėte racionalų sprendimą. Kiek primirštas šūkis rinkis prekę lietuvišką tinka ne visada, bet jeigu kalbame apie šiltą ir tvarų namą, jį derėtų įvertinti tiesiogiai. Šilputa įmonė šiai dienai gamina visą ICF termonamų sistemą. ICF yra Insulated Concrete Forms, tai yra izoliuoto betono formos, sistemos. Ir mes galime pasiūlyti didelį spektrą medžiagų, pradedant nuo pamato konstrukcijos, keliaujant link sienos konstrukcijos ir užbaigiant stogu. Tai visų pirma, stende šiandien galėtumėt pamatyti termorostverko klojinius. Tai liktiniai klojiniai jūsų pamatui, kuris palengvina ir paspartina visus procesus. Tai yra klojinys veikia kaip ir betono užliejimo sistema, taip pat ir apšiltinamoji medžiaga. Taip pat turim sienos klojinius, ICF Thermoneo produktą, tai yra produktas skirtas sienos konstrukcijom. Tai lygiai taip pat kaip ir termorostverko, šis klojinys veikia tiek užpildyti sienas betonu, gelžbetoninė sistema, ir taip pat apšiltinti sienas. Tai yra jūs laimite keletą procesų vienu metu. Taip pat turim stogo sistemą, termoperdangą, kuri lygiai taip pat kaip ir sienos, kaip ir rostverkas, irgi yra užpildoma betonu. Ir tai yra monolitinės perdangos, kurios yra jau šiek tiek apšiltintos, todėl šiltinant stogą jau mažiau reikės medžiagų ateityje. Visa tai suteikia sandarumą, šiltumą ir taip pat vientisą monolitą, kas yra viena tvirčiausių medžiagų šiam pasaulyje. Minimaliai namas gali tarnauti apie 50 metų, bet iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti istoriškai, tai gelžbetoninės sistemos stovi 100 metų. Tai tikrai šis pastatas pastatytas iš šios sistemos tarnaus jums tikrai ilgai. Tačiau toks sprendimas tik vienas žingsnis. Ką naujo namo savininkai galėtų ir turėtų daryti, kai sienos jau pastatytos? Šiaip iš tikrųjų yra naudojamos visos tos pačios sistemos, ETIC sistemos, kaip ir ant paprasto mūro klijuojant putplastį. Tai yra galima dėti armavimo sluoksnį, armavimo mišinį su tinkleliu ir tada jau ką norite. Tai gali būti klinkerio sistema, tai gali būti pjauta plyta, kažkokios akmens masės plytelės ar paprastas dekoratyvinis tinkas. Iš vidinės pusės lygiai taip pat galite klijuoti gipso kartoną, galite sukti gipso kartoną, galite armuoti, glaistyti ir dažyti. Tai visi esami sprendimai ant paprasto mūro tarnauja lygiai taip pat ir ant šios ICF sistemos. Visiems klausimas dar iškyla dėl pakabinimo, kaip kabinti televizorių, kaip kabinti, juk ten putplastis vidiniai pusėje, bet tai nėra reikšmingas kažkoks faktorius. Taip, tai tiesiog viską gręžiame į betono sluoksnį ir tiek žinių, viskas įmanoma. Kadangi saulės ir šviesos iki pavasario bus mažiau, siūlome įspūdžių iš parodos nepamiršti ir kalbant apie šviesą. Jos šaltiniai šiais laikais irgi yra išmanūs, tačiau akivaizdu, kad kartais reikia tiesiog tinkamo, funkcionalaus ir jaukaus apšvietimo. Pats Osramo vardas, taip jisai nebuvo dingęs. Paprasčiausiai Osramo vardas jisai buvo naudojamas daugiau buitiniams produktams, tai kaip pastebit lemputės Osramo, jos nebuvo niekur dingę, jos visą laiką buvo. Bet mūsų pačių įmonės strategija, kadangi
buvo priimta, kad mes labiau fokusuojamės į profesionalų apšvietimą. Tai ten pradėjom naudoti Ledvance vardą, nes mūsų įmonė kaip Ledvance jau yra 9 metai ir didžiausias dėmesys buvo būtent šiam vardui. Ir dar pernai parodoje mes pristatinėjome Ledvance produktus buitinius, bet tikrai buvo priimtas teisingas sprendimas įmonės viduje, kad lemputės, tai kas yra buitinis dalykas ir šviestuvai lygiai taip pat, jie eina lygiai grečiai ir mes turėtume tą vardą nešti kartu ir ne tik tai šviestuvuose, bet ir į išmanius produktus. Vadinasi, Osramo vardą mes, kaip sakant, suteikiam ne tik tai buitiniams šviestuvams, bet ir mūsų išmaniems produktams. Tai čia gal tiesiog teisingumo dėlį reikia pažymėti, kad Ledvance vardą mes naudojam mūsų profesionaliems sprendimams, profesionaliem produktam, tai yra industriniams projektams, sporto objektams, o buityje mes naudosime Osram vardą ir su tuo atėjimu būtent dekoratyvinės šviestuvų bangos, nes būtent čia ir yra, kaip sakyti, ta niša, kuri būtent garsina Osramo vardą. Tačiau kasdienybėje svarbios ne tik patikimos, taupios ir funkcionalios lemputės. Šviesos šaltiniai tai ir svarbi estetikos, interjero bei eksterjero detalė. Ir Lietuvos pirkėjai gali rinktis dar vieno puikiai pasaulyje žinomo prekės ženklo produkciją. Ardena pažįstama yra Lietuvos rinkoje jau daug metų, virš 30, labai džiaugiamės tuo, kad galim dirbti ir pristatyti Lietuvos rinkai šviesą. Šviesa kūrė namus, jaukumą, o šioje parodoje atstovaujam Lietuvoje vieną iš mūsų gamintojų, Novodvorskį Lighting, tai Lenkų gamintojas turi didžiulės gamyklas Lenkijoje, gamina nuo bazinių, praktiškai standartinių įleidžiamų šviestuvėlių, begelių iki dekoratyvinių šviestuvų, lauko šviestuvų. Tai asortimentas labai platus, kokybė tikrai gera ir kainos santykis puikus. Novodvorskį Lighting turi didžiulį asortimentą, bet mes tikrai neapsiribojam ties vienų gamintojų. Mūsų salonuose jūs rasit labai platų asortimentą ir kitų pozicijų, LED profilių, LED juostų, kaip ir minėjau, įleidžiamų šviestuvų, begelių, lauko. Taip pat dirbam ir su projektais. Dirbame su interjero dizaineriais, architektais, padedam, konsultuojam, projektuojam, skaičiuojam. Tai tiesiog kviečiame visus, tikrai mūsų konsultantai atviri pokalbiui, konsultacijai. Apie garso įrangą mėgstama ir sakoma, jog jis skamba super, bet kartais tą patį galima būtų pasakyti apie tylą. Pasirodo, akustika ir garso izoliacija taip pat yra svarbi kasdienio gyvenimo komforto dedamoji. Kiekvienu atveju mes norime padaryti taip, kad kiekvienas būtų atvejis individualus, pavadinkime taip, kadangi tai yra svarbu kiekvienam žmogui, kiekvienas žmogus turi savo poreikius. Dėl ko tiek medžiagų yra daug? Todėl, kad mes bandome prisitaikyti prie žmogaus poreikio. Tai, ko jam tiksliai reikia ir tai mes galime jam padėti ir tai gali jisai gauti iš mūsų. Tuo pačiu mes norim parodoj pristatyti, kuo būtent skiriasi garso izoliacija nuo akustikos. Nes dažnai žmonės painiojasi, perka akustinės plokštės ir jie nori garso izoliacijos. Tai mes šitoj vietoj, ypatingai šitoj parodoj, norime padaryti tai, kad parodom žmogui, kad va čia yra akustika, o čia yra garso izoliacija. Ir tų sąvokų nereikėtų painioti. Kada žmogus įsigyja tai, kas jam tikslinga, jam reikia aidą sumažinti, tada perka akustinį sprendimą, arba kad nesigirdėtų kaip kaimynai bendrauja, tada perka garso izoliaciją ir taip mes turime tą bendrą sprendimą. Taip patgi noriu pasakyti, kad garso izoliacijoje nėra sidabrinės kulkos, kad nusipirkus vieną medžiagą mes gausim pilnumoje visą sprendimą. Reikia pritaikyti visą medžiagų komplektą, sukombinuoti, kad gauti tą garso izoliaciją. Todėl reikalinga daug medžiagų skirtingų, kad gautumėm patį geriausią rezultatą, tuo pačiu neprarandant daug patalpos ploto. Šios srities ekspertas pripažįsta, kad akustiniam komfortui vis daugiau dėmesio skiria ir vystytojai savo projektams suteikdami pridėtinę vertę. Tikrai žiūri tai labai rimtai.
Ir ateityje jau yra projektai daromi Palangoje, Vilniuje, Klaipėdoje, kur yra jau pritaikomos būtent specifinės garso izoliacinės medžiagos ir būtent įprojektuotos ten, kurios yra reikalingos tam, kad gauti orinio garso izoliacinę, smūginio garso izoliaciją. Net pats namo statytojas jis jau nori, kad klientas pajustų tą smūginio garso izoliacijos gerą jų efektą. Tuo pačiu žmogus jaučia didesnį komfortą. Neteina pas jį kaimynas, kuris sako, kad čia dabar nešokinėk. Ne, čia jau iš karto sprendžiamas tas klausimas, kur iš tikrųjų yra smūginio garso izoliacija, yra jau aukšto lygio. Tai jau prideda vertę tam namui, kuris yra statomas. Tai iš tikrųjų yra puiku. Garso ar akustinio komforto standartai dar retai taikomi, tačiau tikrai vis daugiau žmonių nori savo namuose jaustis super patogiai. Tačiau kas pasidaro A klasė arba A+, gal A klasė, A+ nėra garso izoliacijai, iš tikrųjų jie mato didžiulį skirtumą, ką jie turėjo ir ką turi dabar. Tai yra komfortas, tai yra grįžus namo, jisai nejaučia papildomo kažkokio triukšmo iš šono, jisai grįžta, gali atsipalaiduoti, nes nėra kažkokio pašalinio garso, nei iš viršaus, nei iš apačios, nei iš šono. Tuo padidindama savo komfortą ir laisvę ramybį, pavadinkime tai. O laiku priimti racionalų sprendimai gali suteikti norimą rezultatą. Nes yra buvę atveju, kad tikrai žmogus turi bėdą, jisai sako, va čia tokia situacija, va kuo galėtumėt padėti. Tada apžiūrėjus visą namą ar butą, tu sakai, va čia reikia nuimti, čia reikia pakeisti, čia reikia primontuoti. Žmogus pakraupsta, nes jisai sako, aš va remontą išleidau, pavadinkim, sumą 40 000, o dabar tu man sakai, viską aš turiu iš naujo daryti. Tai dabar kiek jam pabrango ta garso izoliacija, kiek tas komfortas jam kainuos, tai iš tikrųjų, kur klausimas yra. Mes trumpam paliekame parodų ir konferencijų centrą Litexpo, kur vyko paroda Supernamai ir mūsų laidos eteryje trumputė reklamos pertraukėlė. Neperjungkite kanalo, mes po kelių minučių sugrįšime. Savijauta prasta, nes trūksta oro namuose? Pasikalbėkime. Eko2 šiluma. LED Vans. Apšvietimas ne tik profesionalams. Savijauta prasta, nes trūksta oro namuose? Pasikalbėkime. Eko2 šiluma. LED Vans. Apšvietimas ne tik profesionalams. Sveiki sugrįžę po reklamos, čia laida Statybų gidas ir mes sugrįžtame į parodų ir konferencijų centrą Litexpo, kur vyko tradicinė paroda Supernamai. Žvalgomės toliau. Rudenį apie šilumą ir naujausių šildymo sprendimų technologijas kalba daugelis. Todėl parodos Supernamai rengėjai būtent šildymui bei vėdinimui parodoje skyrė ypatingą dėmesį. Kaip visada, mes siūlome oras vanduo šilumos siurblius, kurie jau turi ekologišką šaltnesį R290. Tai taip pat turi ir oras, mes pirmieji su oras šilumos siurbliu irgi kur turi R290. Tai parametrai R290 yra geresni, ypač oras šilumos siurblio, kadangi jisai daug išpučia šilumos. Tai gal, sakykime, jeigu apie šilumą kalbėti, tai gali būti R290, gali būti R32 šaltnešis. Čia priklauso vėlgi nuo namo, nuo galios, nuo senas, naujas namas ir taip toliau. Tai šaltnešis yra vienas iš tokių naujovių, kuris ateina į mūsų rinką, bet čia daugiau dėl ekologinių, sakykime, reikalavimų, kad kažkada tai tas šaltnešis pateks į atmosferą ir aišku, mes turėdami R290 neužteršime, reiškia, turėsime švaresnę gamtą. Aišku, kas dar yra svarbu, tai rekuperatoriai. Rekuperatoriai vienas iš svarbesnių dalykų dabar yra. Turime palubinius rekuperatorius, sieninius rekuperatorius ir turim mini rekuperatorius. Tai vėlgi, ar turim naują namą, ar turim seną namą, ar turime namą apynaujį, bet neturim rekuperacinės sistemos, irgi turim sprendimus. Tai labai svarbu oras, kad būtų pakeistas, kad mes galėtume išsimiegoti, pailsėti namuose ir turėti gerą mikroklimatą. Tai visi produktai yra parodoje, su visais produktais galime pasižiūrėti jų dydį, išmeras, kainas. Aišku, kainos yra labai svarbu visiems, bet ir bendrai galime su montavimu, be montavimo, su montuotojais galim pasikalbėti. Ir aišku, kas yra dar vienas iš svarbiausių dalykų, tai kad visai įrangai mes suteikiam 5 metų garantiją. Tai turbūt pirkdamas Mitsubishi Electric tu turėsi būti ir būsi saugus,
turėdamas tokią ilgą garantiją. Kadangi garantija ne tik kažkokiai daliai, bet viskam yra. Ir darbams, ir įrangai. Čia turbūt tas vienas iš pagrindinių dalykų, kad ne tik tai, kad tarnauja garantinių laikotarpių, bet dar ir dvigubai, trigubai ilgiau. Tai čia yra vienas iš pagrindinių, sakykime, Mitsubishi Electric arkliukų, kad jisai yra tylus, naudoja mažai elektros energijos ir, aišku, yra ilgamžis. Šilumos sprendimų reikia įvairiose patalpose. Tad parodos stenduose savo aktualių idėjų galėjo rasti daugelis. UAB Komerca specializuojasi elektrinio šildymo sprendimų srityje. Šiai dienai mes pristatome parodoje 3 šildymo sprendimo būdus. Tai, kaip jau minėjote, šildymo panelės, tai yra natūralaus šildymo plokštės, kurios šildo objektą, o ne orą. Ir būdamas žmogus po jo jaučia šilumą, išėjęs iš to zonos gali šiek tiek temperatūrą skirtis ir ta šiluma yra maloni. Kitas sprendimo šildymo būdas yra konvekciniai ADAC radiatoriai. Jie gali būti valdomi tiek per Wi-Fi, tiek per Bluetooth'ą. Taip pat yra dar vienas šildymo sprendimas voniom, tai yra rankšluosčių džiovintuvai, kurie yra su laikmačiu, galima, 3 yra mygtukai. Yra pastovus šildymas, 2 valandos šildymas ir 4 valandos šildymas. Tai yra nereikalingas visą laiką pastovus šildymas, nes jūs nusiprausėt, pakabinat rankšluostį, įjungiat ir jisai šildo tiek, kiek jums reikia. Jūsų nėra namuose, išvažiuojat savaitgaliui, gyvatukas nedirba. Tai, sakykim, irgi yra tam tikras optimumas, nes šiluma teikiama tada, kada jos reikia. Lygiai taip pat tiek šildymo plokštės, tiek elektriniai radiatoriai su išmaniaisiais termostatais. Jūs programuojat šildymą, kada jums reikia ir kiek jo reikia. Nusistatot savo temperatūrą, norit palaikyti, vienam yra 21 komfortiška temperatūra, kitam reikia 23. Ir kai jūs būnat namuose, ta temperatūra yra palaikoma. Kai jūs išvažiuojat savaitgalį į kitą miestą, pas draugus ar kažkur, ar ilgesniam ar atostogų, nustatot mažesnę temperatūrą, jinai jums nešildo. Lygiai taip pat yra atvirkštinis variantas. Gal jūs turite savo būstą kažkur tai pajūryje ir šituo atveju yra atvirkštinis. Visą savaitę jūs ten palaikot minimalią temperatūrą 10-15 laipsnių, prieš atvažiuojant interneto pagalba per Wi-Fi pasikelia temperatūrą ir jums atvažiavus jau būstas yra šiltas. Ir jums nereikia visą laiką palaikyti pastovios temperatūros, kad atvažiuoti į šiltą būstą arba, sakykime, jeigu neturi tokio išmanaus sprendimo, jūs atvažiuojate dar 2-3 valandas šildos būtą, kol pasiekia tinkamą temperatūrą. Grindinio šildymo automatika, jinai visų pirma sureguliuoja jūsų komfortą. Šiaip iš tikrųjų atrodo nedaug, bet finale prie jos pripras galima prie gero. Bet jinai dirba kiekvieną dieną, kiekvieną valandą ir valdo jūsų komfortą namuose. Taip, jinai reikalinga beveik kiekvienoj patalpoj. Taip, galutinis vaizdas yra labai aktualus, todėl norim perduoti jūsų dizaineriam linkėjimus. Tai gali būti ir iš tikrųjų dizaineris, ir tai galėtų būti antroji pusė. Tai mes turime išties gražių, galim pasididžiuoti to, gražių termostatų iš Švedijos. Tai yra LCAS System, Heat-Up, kurie gali tikrai pritapti prie jūsų interjero. Grindinio šildymo automatika atlieka 2 dalykus. Tai yra reguliuoja šildymą bei gali reguliuoti vėsinimą. Jos galima valdyti tiek gyvai, tiek telefonu. Pigesnė versija galima be aplikacijos pasirinkti, kuri atliks puikiai jūsų darbą. Reiškia, jūs tiesiog sureguliuosite temperatūrą pageidaujamą ir turėsite ją pastoviai, nes jie už jūs atliks jūsų darbą. Šiais laikais super gali būti vadinamas ne tik namas, bet ir jaukus nedidelis namukas. Ir jis super komfortą gali sukurti bet kur tik jums reikia. Homeboxas gamina sandėliukus, šiltintus, neapšiltintus, taip pat gaminam modulinius ofisus, gaminam namukus gyvenimui, didesnius, mažesnius, šiaip rekomenduojam iki 50 kvadratų. Aišku, galim pagaminti ir 80 kvadratų, bet tai jau nebus modulinis namukas, o bus standartinis ir jį jau reikės surinkinėti žmogaus žemės sklype. Taip pat siūlom ir pirtis. Gaminam pirtis, tai kaip ir matot, va šitas namukas pavyzdinis yra supernamai parodoj. Jis yra su pirtim ir su priešpirčiu, su virtuvėlė, dušu ir sanmazgu.
mažesnis išlaidos elektrai, kiekviena kvadratūra išnaudota, kad žmonėms būtų mažiau tvarkymo, daugiau savo laiko gali skirti. Dėl mažesnės erdvės ženkliai sumažėja šildymo, vėšinimo ir elektros sąskaitos, išlaidos, kaip sakant, žmogaus. Taip pat, kadangi statybos kaina yra daug mažesnė, daugelis žmonių įsigyja namelius be didelio bankos paskolos arba su gerokai trumpesnė grąžinimo terminu ir mažesnėms palūkanoms. Galimybė keisti vietą, statyti prie miško, prie ežero, sodyboj. Beje, tokių mobilių ir šiuolaikiškai įrengtų namukų paklausa auga visame pasaulyje. Jau visam pasaulyje yra madinga sumažinta namo kvadratūra. Net ir pas mus Lietuvoje būtų kvadratūros jau pamažėjo, negu buvo daryta prieš 10-15 metų. Tai dėl to šitie namukai labai išpopuliarėja, nes jie yra pritaikyti pilnam komfortiškam gyvenimui ir tendencija tik jų auga ir auga. Kaina, aišku, yra svarbi ta kaina, bet tas, kas supranta, kokios čia sudėtos medžiagos, tai tikrai įvertina tą kainą, nes tu jauties kaip bute arba name, tai iš tikrųjų pagaminta iš kokybiškų medžiagų ir tai žmonės įvertina. Į parodą Supernamai mes dar sugrįšime kitoje laidoje. Dėkojame už dėmesį, kad žiūrėjote šią statybų gido laidą. Visas mūsų laidas galite rasti tv3play.lt platformoje arba mūsų laidos YouTube paskyroje. TV6 eteryje mūsų laidą keičia laida Autopilotas, o mes su jumis susitiksime kitą šeštadienį tokiu pat metu. Likite sveiki.